Tas mona vyr, žinokit, aš negaliu. A on tur propelerį ton vadinam užpakalį, kasinam ir aš nespėju sonau. On jau susidėjęs vaguriukus. Patį damom praleidau. Nu, į vaikėlį. Turbo dizelis, ne, žadė kelią išarti. Negerbuosi. Aš nusprendžiau, kad tu turi propelerį užpakalį. Kokias tu greičias visko dara? Ką? Kokias tu greičias visko dara? Imunė pasaka. Kontentas, tetukai, kontentas. Aš niekada čia nepadariau. Nepadarė da? Padarėma. Gers. Reiktų reguliuoti kažkaip. O kur reikia reguliuoti? Vienodai. A, biški ne vienoda. Ai, nu, tas čia aukščiausia. Bet reikia būtų lygiai. Pas mus lygios veids nėra. Ei, kino toks maišiuks iš kur mums čia. Ai, čia. Nenuneš vies. Geras. Geras, geras, geras. Tai čia taip nesudėtinga, ne? Nu taip, tai nesudėtinga, bet kaip vagos, supranti čia. Žais su... O tai ne tas nesideda, ne nieks čia gers. O kas ten da tokie ir da kažkokie mažesni tipo? Kodėl... Čia yra vagotuvus, o čia yra radatuvus, nu... Žinai. Smulkesnis biški tipo, ne? Nu ne, pavyzdžiui, vasarą nori dar prasijudinti tą vagą. Va tam užsidedi. Iš kur tu žinai? Nu tai aš ūkininkas. Ūkininkas tavo, ne? Supratau. Ai, nu supratau. Tu vienodai. Šiltnam reikia atsidaryti viskas. Einu ir aš į lauką. Nebent tą kavos norėtumėm. Jo, kavos. Nu gerai, einam kavėlis. Vakar bištam šiltnamį pasidarbavau, šiandien skaudu visus raumenys, žinokite. Nu, atrodo judi kiekvieną dieną, bet kitoks tas judėjimas. Bet bent jau travėl biški pradedi trūk panašėti. Bardakėlis visur buvo virgi. Vis laik iš paskos ėt viendienėlės. Kur einam mes su Ogučiu, neklausinėkite. Du kamuliuką. Duok, nu duok, taip geras, Ogutis, geras. Nu gerai, visgu. Eik tu. Einam. Antras dublis su šiltnamiu. Gal šiandien pavyks geriau daugiau pasidaryti. Nu, ir galvoju vis tiek reik biškį agurkų pasisėti. Blemba, mažas sėklas nusipirkau. Reiks dar važiuoti. Kiek ten? 60. Maža. Taip myslinu. Žodžiu, darau taip, nupyliau su verdančiu vandeniu. Čia skruzdėlynas pas mums yra. Ir priprašiau daug cinamono. Vienas metas tas labai gerai suveikė. Matysiu, kaip šimet. Čia vanos panikon kažkur žad daryti. Ir matysim. Tada sulik dėjinas, žinokit. Vakar, man atrodo, te padariau. Rytmetė net matės takėlis iš kur kapanos išėjo iš čia su visas kiaušinės, kas buvo lyg su visku. Tai va, nes nerek šiltnamės skruzdėlyną. Mes jau visi tom puikiai žinom. O ko, nu, šiandien tęsim darbus. Prisipirkom visokių dalykų vakar. Sodinsim, mažulėlę noriu žydėti, o nebeturiu jokių medžiagų. Tu jau pagelbėsim, viskas bus gerai. Klausam? Ne. Atėjai šiltnamį, sako, man reik moters. Tai ką reik bėgt žiūrėti? Katra dabar. Nu, ta, aišku, gal, ne? Plačiau reik.
O ką užvėrsi paskiau? Rankiniu būdu Ką užversi? Kas čia bus vertima? Čia yra vagas, viskam, morkom tom. Nu, aš Čia ne suprantu, bulvėm. paskiau veisiam tada su... Tai gal tas geriau? Nes didesnis tas tarpėlis toks likt. Ką? Ką tu pats sakai? Aš nežinau, dėl ravėjimo, gal neįsivaizduoju. Reik daryt vien tokį, susižinusiam. Ne? Neeksperimentuosim savo. O, matai, viena platesnė, viena siauresnė. Tai ta siauresnė, o ko čia reikia? Pum. Ne, Gal geriau, čia nežinau, dabar aš nesu tų klausimų susidūrus. Čia atrodo su grebliuku daugiau, taip tu žiems ir su ko užbėrsti. Supranti. Bet šiaip vagas aukštesnis gal geriau tuokis. Daryk tuokis, man atrodo. Bet šiaip galėtumėm paeksperimentuoti. Kažku vieną dalyką į siauresnis dedam, o kitais į platesnis. Kad atsirink kitas metas. Nes čia irgi atrodo, tie pukš paskiau. Taip, bet ravė daugiau. Ne, tas aukštesnis. Darykit aukštesnis. Belė, kada gali ją? Pagusiguldyt, o čia jau nebebus kapai, čia biškai jau nik nebesimat, kas čia yra. Ačiū jums, bendrom jėgom. Ūkininką, pirmų metų 3000. Kažku. Ne. Bučkis tau. Tik pradė darbuotis. Ir žiūrėk, jau reiks liekt vaką nuvežti į karate. Bet pirmieji 1, 2, 3, 4, 8 pomidorai pasodinti. Su tuo pasisveikinkim. Ir tus reiks pasirėžti, sakau, kadangi kad gal biški įgaus da teisumo formas. Tas į tas labai sukryps, į tuo gal vėl ne kažką. Bet jau viskas labai puiku. Toks biški džiaugsmus, kad kažko galbūt iš pomidorų vis tiek turėsim, nes galvoju, jeigu neapgausim nieką, paskiau tik sužinojau, kad pasėsim mamyti. Ir abiejų pomidorus daigus sudalėnus ir agurką spėsi taip užaugti. Žodžiu, svarbiausia dabar yra atgaivinti, bet manau, kad čia irgi viską sutvarkysim. Vsio, reik mauti. Tada sakau, kad bus gera, kad bus vako atostogas, nes nebebus to tokį, žinot, pirmyn atgal lakstymą. Nes dabar visada tik pradėjai kažko daryti. Ir reik prisiminti taksisto pareigas. Sveiki gyvi, labas rytas. Užstrėga žodins. Bandau susirasti vieną žinutę, kad man taip gnybtelėje, žinot. Širitas noriu atsakyti balso, nes kam tas šiltnamis, kai esamas kaip pieva? Vis sakot, nieko nespėjat, kad dar daugiau savo darbų prisiorganizuojat. Kam tą daržą arsit, juk ir jo neravėsit, nes nebus laiko. Taip yra, kai vieną rūrą reikia apsėsti visas kėdės. Taip, vieną rūrą visų kėdžių neapsėsi, bet aš atrašiau tam žmogų, dar noriu pasakyti. Mes esam emigrantą grįžę į Lietuvą. Aš esu tik tas 3 metus dar Lietuvoje, vyrs pusmetį. Žinok, visko susikurt, pradžių kainuon ir laiką, ir pastangų, ir finansų, nes mes niek neturėjom, visko darom patys. Ir
Tai, kad nespėjam, čia ir ne pasaulio pabaiga. Mes nesėdam ant savkelsi, neverkam, kad nėra pinigų, kad galbūt reikėtum ton, bet nėra finansų. Mes darom viskų, kad tų finansų būtum. Jo, aš esu sakęs, kad finansiškai tikrai buvau žiauriai sunkiai grįžus, kol viens pats vyrs dirba, kol aš nebuvau visukus visų savo socialinių tinklų, kol negaudavau užsakymų, kol neturėjau elektroninės parduotuvės, buvau žiauriai sunkiai. Ir aš visus tus 3 metus taip įvarau, niekur nespėdama, daug darydama, bet jau esam kažko pasiekė. Mes į trobėlį susiremontavom ir prūdą istoriją, kas žiūrėdavo, kas atsimena, ten kainavo mums velnioniškus pinigus. Šiemet mes jau turėjom traktoriuką. O kas čia žin, kas čia bus dar kitas metas, nes jeigu tik tas sėdi ir verki, kad nėra pinigų ir nieko nedara, tai neatsiras. Aš geriau jums pastenėsiu, kad aš niekur nespėju, aš darysiu daug, bet aš kažko turėsiu. To nebijuoju. Mon vyrs yra auksaronkis ir darbininkas, aš lygiai tokį patį, tai mes dviejų esam nereali komanda ir mes visko susitvarkysim. O tas nespėjam, žinokit, pomidorų nerūp, jeigu šalia aug žolė. Tas pomidorius mums vis tiek užaugs, jeigu mums bus laistoms, mums bus pašaknelė išraunami, prižiūrėts, numylėts, mums vis tiek tau daus vaisių. Nes jūs galbūt esat perfekcionistas, dar kažkas suprantat, aš nežinau. Ir da toks dalyks, kaip gamtinius daržus, tai iš vis nereikėtų nei arti, nei nieka, viskas eitom su darna, su gamta, mulčiuojant ir taip toliau. Nes technologijų auginimo ir daug ir visokių, reikia tik tas šiek tiek pasidomėti. Tai va, tik tiek norėjau pasakyti, žinokit. Tas, jeigu jums vis kliūntas, man pasakėms, kad aš nespėjau, taip ir. Mes tikrai daug kur nespėjam, bet mes savo padarysim. Tik tiek žinių iš mano pusės. Dabar ir šitą lieku į susitikimą, verslą susitikimą. Galbūt tai irgi į mūsų gyvenimą atneš kažkokios geros materialinės naudos. Matysim. Tai va, nestovėkiam veito, judėkiam, siekiam tų savo svajonių, nes sėdant nieks nepasidaro. Turi žmogus dirbti, judėti, jeigu nori kažko turėti. Taip aš mąstau, taip aš darau ir vien tas, kad vyrsio galbūt Lietuvoje, čia irgi ir mūsų abiejų pasiekėjimas, nes ėjom vienu tikslu. Aš nenoriu gyventi atskirą, aš nenoriu, kad vyrs būtų užsienyje, grįžtų čia tik tas mėnesių du per visus metus, sakykime, tos atostogas, kad grįžtam po 2 savaitės, nes tas ir negyvenims. Taip šėjams ir išsiskir, arba taip palikti gyventi, nes tiesiog tada jo vyra patogu. Žmonės nutolst vieni nuo kitų, nebesuprant, ką prie gyventi kartu ir taip toliau. Labai sunkiai ir žinokit, nes ir mums tas jau buvo, nes, susvetimieji. Tu įsivažiuoni, moteris savo tvarką varatin, tus, tai tau pista atsirundavė žmogus, prie katro reikia jau taikytis. Ir mums tau pradeda kliūti. Aš taip nenoriu. Aš noriu, kad mūsų žmogus būtų šalia. Mes geriau taip šitą, versdamiesi per galvą, bet kartu. Nes kartu gali daug daugiau padaryti, kartu gali kalnus nuversti. Viskas. Daugiau neturiu ko pasakyti. Nes pomidorą vakar tie piliek nesusodinti. Nesuspėjau. Žinot, kodėl nesuspėjau? Nes nuvežiau vakar į būrelį ir pasimėjau ten tokius mergytis, kur dalyvau konkursą, reikėjo atardyti sijonus, žodžiu, čia buvom patrumpiniai, prašymą, kad tu atveši tokius, kokius pasiėmėm. Žodžiu, ardavo aš tus visus tautinius rūbus ir skambin. Kirpėjai, sako, ką mėsi? Sakau, sėdu, lauku vaką. Ir supratau, kad jau pamiršau kirpyklą. Tai va, nulikiau pas kirpėjais. Iš Balėn, nulikiau pasiėmiau vaką, grįžau, padarė tonavimą iki galo, grįžau 5:30, pataisiau vakarienę, pavalgėm, buvo apie 7:30 ir jau vidu šiltnam, jeigu nebebuvo kada nueiti, nes
dar kitų darbų yra prie kompiuterį ir taip toliau. Aš vis laik sukus, vis laik. Tai va, tiek žinių iš mano pusės. Barbie, devim Barbie, bet rezultatą vis tiek yra. Kad į kap jums nepatink mano apžėlės šiltnamis. O aš anu mylu. Jums man daug vaisių. Jums ir pats nustabiausias. Grįžtam, žinot kas yra. Antanas sakys, ta vėl tik mašinos sėd. Vyrs darbuojasi arė, o ta tik mašino. Nu taip ir žinokit. Esmė tame, kad žiauriai rekontros mašins, nes susirinkėm, užsisėdėjau ir vėlauju pasiimti vakuliukus. Nu, bet nieka. Eina į darželį, kiti vyko tik po pamokų, biš palauks. Vis bus gera, bet toks jauks, sakys, jau veid sakys, ta vėl ir mašino, kit sakys, ta vėl niekur nespėja. O tret sakys, vėl anjukas. Kiek aš turiu žmonių, kur mane mylu už žmoną, pats geriausias savybės. Nu, bet va, lauksiam naujienų. Rimtų reikalą žinokit, trupnį, ne šiaip savo, nepasitrupinsiam čia trupinės. Kai imsiam jauti už ragų, tai bus ujui. Tik grįžau iškart perrengi, sak, einam žiūrėti. O, šaunuoliai vyrai, liuks. O, kokie darbininkai. Oi. Nu. Nu, supratau. Einam žiūrėti. Einam, bet reikia šitą minutą biškį. Važiuoram, kas čia gera bus. Jau neapsutaram su vyr, nesusišnekam, kas čia mums kas. Vyras šiltnamis. Nu, ten irgi mūsų šiltnamis. 2 šiltnamis turėsi. Nu, reik dabar nusimatyti. Jis nebetelpa. Nu, 2 augaliukai, čia 3 augaliukai telptų. Nu, tu jo parės vyrs, mes išsiaiškinsim. Niu, pupa, ateik pas mamą. Čia pas mamą. Ne, nu tai aš suprant, mažiuką, ką reikia žemė. Bet dabar žiūrėk, jeigu tu padarai gardelis, man betelp 2 augaliuką. O jeigu taip, tai vieną sudini čia, kitą čia kažkur, kitą čia. 3 gaunas, suprant, 3 eilės. 4. 4 eilės. Jo, 2 čia. 2 čia. Čia, 2 čia ir 2 čia. Čia, 1, 2, 3. Jo, ne čia daug. Nu. 90. 50 tas ilgiau. O, 90. Tai ten žiau 92. Nu, va tam ir yra esmė, kodėl aš norėjau platesnį, kadans nepudo sodinės, tada vis tiek čia stovės į tą visunkę prieit prie to antrojo augal. Ans reik po vėjiną daryti. Nu, čia kitam šiltnamė. Kad tu galėtum ansapėti ir iš tos pusės, stepit šiltnamė darom, jau ką paugint žmonės. Ne, nu tai gerai. Nu. Čia susiminsi, čia. Palauk, 1, 2, 3, 4, gal 4 gausis. Vaik, įsivaizduoju. Nu, čia visko gali būti. Gal gerai bus. Nu, tik. Nu, gal kitą patrodys tą žemę, žinai, kad bus daugiau veiks. 3. Nu, tam ketvirtam nelabai likt veiks. Nu, juk nesudins pripat. 1. Tarpėlis. Nes tu ant, nu, anie tai auks.
Nepamiršk, kad tau žmonos šiknai didelis. Pagal kiek čia? 60 telpa. 60. Nu. Nu. Kiek čia yra? 2,30 iš 4. Kaip čia paskaičiuoti? Kiek vienam Agurk sodinas kas 30-40 cm. Ir dar plius tada reikia pasilikti tam takeliui. Nepasilik stiep, kad tik tas įtrauks pilvais. Aš matau čia 3 augaliukus. Jeigu laisvai normaliai, nes ventiliacijai turi būti gerai viskas. 20-60 cm. 40. Nebūtų tuos lentos. Tų lentų neriukau. Tu gali tuos augalus dar čia šitą įkeištams tada. Supranti? Tai tada vis tiek nebus kaip, ten prieiti, bet čia bus. Nu, tų dviejų nėra. Tau vis lens maža nerdvi. Nežinau, kaip mums čia bus. Neišsiaiškinam. Parodyk. Aš žinau, ką tu rodysi. Ko man dar? Salomėja. A, nufilmuoju tave? Ką? Pamaiva. Pištėlis tą patį darbutės, ne? Sliekus rankai. Bet kiek Tai man vartai. labai čia padėt. Oi, geras. Aš žadu bandyti atvėl į šiltnamį. Bet šiandien jau aš irgi neužbaigus dar. Jūs trukdot užtom. Sliekus rankėte. Mėgautis. Nu, kon draugai. Nu nieka. Jūs čia visai atrodot, taip tik reik būtiniausia jau kelti. Į viršų. Nu blėdės, neišsikraustėt. Einu nešti sodas dabar. Įda verdant vandens. Veiktų savo. Pofika, ne jums. Norit kovot su manim? Nu gerai, kovosim. My lover, you got to be my friend. Na 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 na.
Ta-na-na-na-na. Nu, į kontą pasakysit. Va jums. Baisios akis, darbininkės rankėlis, akapten ir. Žodžiu, esu dilemui, nu, cebulą aišku danurės, da nesam kitų pasisodėjim, salotų irgi danurės, žirniuką aug, į krapą ir aš anu negaliu naikinti, leika keli pomidorą, bet galvoju, prakaits bėg biškvies pat bijau, kad ne per pustom. Nešiam į tonkėt šiltnaim, šiandien atsiprašau, bėg prakaits per nuis. Ku sakiau, nusipirkom jau plėvėlis, žadėjom šiandien pavaryt, nu bet nespėjom. Čia viešėtas ryto žada lietų, tai matysim, kam čia mums bus. Tai va, ir čia dar reik užnešti šiaudų. Nes aš labai mėgstu mulčiuoti pomidorus, mažiau ravėti. Nu žinot, supratot mano mintį, ne? Jūs ką po muziejų vakščiai, jie tronkėlį sudėt, ką vrina tep. Na, nu bišk buvo uždusėjinsans, reik prikelmėlį negal uždėt, bišk matą atidengiau. Na, ką žinai, čia. Veik, žinai. Gerai, nes... Jau kokį padarė, žiūrėk, iš karto kiek, matai, kiek derliaus bus. Jeigu nenušonė, tik tai. Ne, nu, da normaliai nežydė. Tėvs padarė. Tėvs. Viską tėvs. O kas trėšė, kas anas ten karpė, visko. O, ten kažkas yra mums. Visas 3, matai, vieną numerį, dar 2. 4. Nu, tave ir tik biedų, supranti. Gal ten sausiau, čia. Į pakalnę nubėg. Pakalnę labiau. Gal. Na, ko nusprendė dar prūdų, mačiau rytinėjas aplinkų. Nežinau. Vandens galvoju iš to. Bus to vandens, juk visą laiką buvo, iki kol nenuleidot prūdą. Na, nuleidot į pizdėts. Ūkiai, kur kolų? Oi, patarškas. Kurkulai yra... Nu, varlis. Varlis. Aš to nežinau. Čia, iki čia turbūt vandens. Nu. Nes visur pasikėlusi, ten pasikėlusi, ten liks gal koks nusprindėlis, nu ten, nes ten į žemę. Tas bus padorėsnis. Kur į mūsų tai ruonė, kur žolis valgo? Nežinau, čia daug turi leist, matai, kol mažiukai, arba turi tada jau didelius leist. Tai reik didelius leist, kas dėtas? Kažką turim daryti. Darysim. Einam numiai vis dėlto 5 dienų vakars. Virsdė vakščia aplink prūdą. Saktin kažkur ir labai daug sraigių. O aš noriu jums parodyti vieną dalyką. Prašom žiūrėti sekančius video, bus įdomu. Jau stov aparatūra, technika keime. Remigijus. Nežinau, telefonų ir matysit. Jau 3 metus žmogus čia važiaun. Gal jau bus paskutinė darba. O čia gal numeris geriau matysis. Tai va, ačiū, kad ėst, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas pasidalinat video ir žiūrėkit toliau, bus įdomu, bus baisiai įdomu, reik sakyti. Pavargau šiandien, žinokit.